Mano rūpestis šiandien nėra tas klausimas nekilnojamo turto mokesčiai, artimųjų rytų konfliktai, Trumpo pasisakymai, Putino kvailystės. Mano klausimas netgi nėra šiandien, ar yra Dievas, ar jo nėra. Jeigu yra, tai turbūt atsakytų į šiandienos klausimą. Kasgi vyksta su pasauliu? Nes tie visi žurnalistai, jie tokį kratinį padaro iš tų įvykių. Konstatuoja, o kas man geriau, ar man geriau nuo to? Nuo tų konstatacijų. Ir aš šiandien su tokiu klausimu, ne ar yra Dievas, bet ar Dievas kalba šiandien konkrečiai? Ar Dievas kažką kalba konkrečiai šiandien? Ir bandydamas atsakyti šitą klausimą, ir žinot, aš vėjų čia nekalbu, aš kalbu gan rimtai. Ir leiskit tą progą man jums priminti ištrauką iš tokio filmo, kuris buvo sukurtas 1986 metais. Režisieriaus Artūro Pozdniakovo filmas Kažkas atsitiko. Leiskit man jį priminti ir pasižiūrėkit pirmiausia, tada kalbėsim toliau. Nespokojo visa Lietuva, nežvaigždėtas dangus kelią rodo. Žinot, buvo toksai dailininkas, ispanų dailininkas Francesco Goya. Tai vat vienas iš ofortų, reiškia jo, vienas iš jų vadinosi Proto miegas prišaukė pabaisas. Proto miegas sužadina vaizduotę ir toj vaizduotėj atsiranda kažkas tai tokio negero, neramaus, blogo. Proto miegas. Ir šituo viskas pasakyta. Ir priežastys labai aiškios. Visų pirma, Goya kritikuoja žmonių visuomenės ydas.
Kodėl šiandien nėra kritikuojamos žmonių ydos, liaudės ydos? Kodėl kritikuojami tik politikai? Tai yra labai, tamsa. Ir kūrėjai, reiškia, kurie yra pašaukti tas ydas, visuomenės ydas nušviesti. Tai tie kūrėjai, reiškia, savo filmais ir literatūroje, jie mėgaujasi tom nuodėmėm, jie daro siužeto razinkom tas nuodėmės. Vietoj to, kad sugėdintų individų ir visos visuomenės ydas, jie daro razinkom savo kūriniuose tas aistras ir geismus. Ir agresijas, ir neteisybės daro razinkom savo kūriniuose. Rašytojai daugiau nėra sanitarai, režisieriai daugiau nėra visuomenės sanitarai. Aš turiu papasakoti epizodą iš savo vaikystės, kada aš labai daug laiko praleidžiu savo mamos Irenos Dolotovienės bibliotekoje Vydiškėse. Ir aš mačiau, kad knygos jos yra be galo skirtingų autorių ir jos visas rašo kiekviena apie savo kažką. Tai nėra kažko tokio bendro apjungiančio, galima taip sakyti. Ir buvo labai keista. Aš paskui supratau, kad negali būti to apjungiančio, nes tie rašytojai, tie autoriai, jie labai skirtingo intelekto. Jie yra iš labai skirtingų epochų, jie yra iš labai skirtingų kultūrų, jie yra labai skirtingos protinės brandos ir jie kalba apie labai skirtingas gyvenimo sritis. Ir iš visų šitų skirtingų žmonių susidaro bendras vaizdas, tas bendra tiesos nuojauta. Ir tu pamėgink paskui vieną kažkurį tai sekt, sakyt, kad va šitas man svarbiausias ir aš jau jo klausysiu vien jo. Ir tu supranti, kas bus. Tu nusivažiuosi labai greitai. Nes žmogus nėra dievas, jis turi labai siaurą pažinimo sritį. Mažučiutė. Ir jeigu tu jį pasidarysi savo dievuku, savo stabu, ir tu sakysi, tu fanatiškai pradėsi ten klausyti, jam į burną žiūrėti kiekvieną žodį, tai viskas. Jis tave nuves, į akligatvį, būtinai nuves. Lygiai taip pat šventas raštas, Biblija, jinai sudaryta iš daugybės atskirų tokių skyrių arba vadinamų knygų. Ir tai yra skirtingų autorių, skirtingų epochų, reiškia, skirtingų brandų žmonių veikalai. Tu net negali jo į vieną krūvą sudėti, nes žiūri, kad į vienas kitam pradeda prieštarauti. Ir tai yra sveika, ir tai yra teisinga. Todėl grįžtam prie Pozdniakovo filmo. Juk jau tada dangus, visata, Dievas kalbėjo. Juk jau tada kalbėjo. Juk ta filmo dalis, jinai vadinasi kaip sapnai. Pirma dalis vadinasi žaidimai ten su Kernagiu. Antra dalis vadinasi šventės. Trečia dalis kaip vadinasi? Sapnai. Miegas. Pozdniakovo užuomina. Pozdniakovo užuomina Lietuvos žiūrovams. Filmą, kurį pražiūrėjo visa Lietuva 1986-87 buvo plačiai nuvilnijęs tas filmas. Jį žiūrėjo dėl to viso popso roko, bet ten buvo žinutė įdėta. Kokia žinutė Pozdniakovo? Aš bandžiau suprasti, ką tas režisierius norėjo pasakyti. Jisai vienam interviu prasitarė, kad jį sukrėtė Černobylio katastrofą. Jis pamatė
reiškia, tą apokaliptinį tokį vaizdelį ir jisai, reiškia, įdėjo į savo filmą tos perspėjančius dokumentinius kadrus apie negandą žmonijos. Gal, sakau, pats gerai nesuprasdamas, gal pats tiesiog bandydamas įsiaiškinti ar perspėti kažkaip, bet jį sujaudino Černobylio katastrofa. O Černobylis tai buvo vėlgi proto miegas, kada nustojo saugoti žmonės. Nustojo saugotis, jie pradėjo daryti eksperimentus su atomu, su tuo reaktoriumi, eksperimentus pradėjo daryti. Yra viena versija, kad jie norėjo, reiškia, išgauti efektyvumą daugiau iš to generatoriaus. Bet yra kita versija, kad reiškia, ten tą uraną, reiškia, norėjo išgauti kariniam tikslam. Kad tai buvo kažkokie kariniai eksperimentai taikio elektrinė. Ir greičiausiai tai buvo, nors 100%, negali sakyti, nes niekada ir nesužinosi. Pažinimo medžio nuodai. Žmogaus ego, tu tik paglostyk tą ego, supranti. Aš išskirtinis, aš pergalingas, aš būtinai laimėsiu, Mano protėviai nelaimėjo, bet aš, pasirodo, aš ypatingas. Reiškia, aš galiu kariauti, galiu žygiuoti, man pasiseks, nes ašgi ypatingas. Pasirodo, kad aš ypatingas, man sakė, kad aš ypatingas ir kad aš ypatingų žinių turiu. Kur proto balsas, kur tas žmogus atsistotų ir pasakytų, vienišas proto balsas, kur tas proto balsas, kuris pasakytų visiems, kuris turėtų autoritetą visuomenė ir pasakytų, žmonės, ką jūs darot, jūs eina tais pačiais keliais, kuriais ėjo jūsų protėviai ir prisidirba reikalų. Ir nėra išeities žmogų perkalbėti tą, kurio protas miega. Vienintelė išeitis yra malda. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus moksle yra pamoka, kad tai, ko jūs negalit patys pajudinti, pakeisti, jūs galit prašyti tėvo ant kelių. Ir viskas. Va čia jūsų galia yra, jūsų asmeninė atgaila ir tada jau širdis švari gali šauktis tėvo ir prašyti tai, ko jinai nori. Po atgailos, po apsivalymo vidinio, žmogus gali šaukti tėvo pagalbos. Viešpats Jėzus jums pasakė labai aiškiai. Žmogus yra ribotas. Net pats viešpats Jėzus, jisai nekariavo ir ten tvarkos neįvedinėjo. Jis šaukėsi tėvo. Nors prieš kryžių jo mokiniai kartu su juo nepasimeldė, nepabudėjo, bet užmygo visi iš baimės, iš nuovargio. Proto miegas. Proto miegas. Todėl nėra kitos išeities. Jos nėra nei tos agitacijos, nei tie visi protestai. Vienintelis dalykas – atgaila ant kelių ir malda tėvui, kaip pamokė viešpats Jėzus.